Čia yra fakulteto dekanė, Jolanta Vaitienė, kuri būtinai turėtų pakalbėti. O, tai va. Ir gal net pradėt galėtų. Tai jeigu galima, aš einu į prezidiumą. Gerai, neįleisiu su jumis. Čia bus kaip gėlių darželis. O čia... Septintysis, žinot, ką reikia septintysis. Tai mes čia žinokit, čia oi, nespėjau raminančių išgerti. Sveiki, mėlieji. Labai malonu Jus matyti. Ir ką dabar norėčiau pasakyti? Perfrazuodama pedagogės kūrėjos Monikos Nijolės Zdanienės žodžius, noriu visiems palinkėti. Aš sveikinu visus. Linkiu, kad būtų nuolatos šviesu pro Jūsų laimės langą. Ir kad širdim pajustumėte kuo dažniau, užplūstant kūrybos galingą bangą. Didelė laimė dalintis viskuo, šypsena, gražiu žodžiu, savyje slypinčiais talentais. Taigi nuo ko viskas prasidėjo, mūsų pažintis? Sausio mėnesį čia šitoje patalpoje vyko taip pat 3-ojo amžiaus universiteto tapybos fakulteto alumnių penketuko paroda ir pristatymas. Ir užėjo, kažkas tai moterų užėjo, sako, o mes tai irgi norim. Tai jeigu norim, na tai prašom. Sakau, tai va, yra laisvas toks ir toks mėnuo. Sako, oi, nespėsim. Sakau, tada lapkritį. Na ir štai lapkritis ir mes visi čia. Ir iš to penketuko žodžiai seselės pasakyti labai dera visur. Patirti kūrybos džiaugsmą galima ir esant gyvenimo rudenyje. Gyvenimo pilnatvė būti ten, kur nori, veikti tai, kas tau patinka, bėgti paskui svajones, kad ir vėlyvą rudenį. Taigi, pasiskolintos mintys. Svečiuose šiandien 3-ojo amžiaus universiteto rektorė profesorė daktarė Nijolė Petronėlė Dečkienė, dizaino fakulteto dekanė Jolanta Velykienė, dizaino fakulteto studijų rato tapybos grupės seniūnė Zita Šamanova. Manau, kad dabar Zitą ir pakviesime tarti žodį. Prašom. Labą dieną visiems. Ir svečiams, ir dalyviams. Tikriausiai labai ilgai ėjome iki šitos parodos. Kai kas laikės pieštuką tikriausiai tik 5-oj, 6-oj klasiai ir buvome pamiršę, kad mes iš viso galime kažką nupiešti, paėmę drobę ir dažus. Kai buvome jaunesni, laiko trūko. Buvo darbai, bėgom, negalėjom susikaupti, o išėjus į pensinį amžių, jau neišėjus, o jau suėjus jam, radome nišą 3-ojo amžiaus universitetą. Ir taip išėjo, kad tų veiklų ten buvo labai daug, iš tikrųjų mūsų fakultete, ir vėlėm, ir tapėm, ir dažėm, ir ko mes ten ir mezgėm, daug ką darėm. Bet pernai
susikūrė tapybos ratas, atskiras tapybos ratas iš 8 ar iš, net bijau pameluoti, gal Birutė geriau gali pasakyti, iš 8 žmonių. Ir tie 8 žmonės iš tikrųjų padarė pradžią šitai parodai. Tai buvo jų bendras kūrinys ir buvo atskiri kūriniai. Tai vat Jonas vienintelis, ko gero, yra iš tos grupės išlikęs ir kuris dabar atėjo į mūsų grupę tapybos, nes mes užsikrėtėm tuo virusu ir visi kažkodėl norėjom pabandyti save. Nekreipdami dėmesio į tai, kad gal, kaip sako, senjoras, tai jau jisai, jau jisai kažko nelabai gal moka, bet mūsų patirtis sukaupta per tos metus, jinai ateina į tuos paveikslus. Gimsta kažkokios linijos, gimsta kažkokie vaizdai. Nežinau, ar kritikai gal kitaip priima, bet kai pasižiūri, tai atrodo, jie visi puikūs, visi gražūs ir net galvoju, kaip čia sugebėjai tai padaryti. Aš tik tai galiu pasakyti, kad džiaugiuosi, kad mes visi bendraujam, visi susirenkam ir manau, kad tikrai dar ir toliau rinksimės, mėginsim tapyti ir ne tik akriliniais dažais, bet tapysime gal ir aliejiniais dažais, o palinkėti mums džiaukimės tuo, ką turim. Džiaukimės gyvenimu ir džiaukimės visais aplink viskuo, kas yra. Ir aišku, dėkoju labai garbingiems svečiams, kurie pas mus aplankė, nepagailėjo savo laiko, ir pabuvo mūsų šitoje parodoje. Tai ir aišku, dėkoju labai Irenai, kuri mus pakvietė, priėmė po savo sparneliu ir leido mums iškabinti savo tuos paveikslus. Mes manom, kad tai va, tiek gražių potyrių visiems. Dar, ponia Zita, norėtumėm, kad savo paveikslus parodytumėt, nes matau, kad čia ir jūsų yra. Mano paveikslai, tai, kaip ir sakė, romantiški. Paukščiai, jūra, su jūra, toks šiek tiek buvo labai įdomus atvejis. Aš atsinešiau drobę ir foną uždėjau tokį gan raudoną. Ir man tada Irma sako, tai ką čia dabar pieši, sako, tai kokia čia jūra. Sako, palauk, sako, bus ta jūra. Ir gavosi, nėra tos raudonos lygtai spalvos. O paukščiai, žvirbliai, tai tokie irgi, jie nostalgiški tie žvirbliai. Ne pavasariniai, jie jau daugiau rudeniniai, bet jie dar žiūri, ar gal dar saulė išvyks, iš kažkur išvyks. Tai va, romantikė, bet tikiuosi, gal kažkada būsiu ir ne romantikė, gal kažką kitą nupiešiu. Nepatinka, bet tai gerai romantikė. Ačiū. Gal klausimų paskui iškils į pabaigą, ne? Baigiant. Dabar dizaino fakulteto dekanė Jolanta Velykienė, prašom. Tai laba diena, brangiosios mano. Tiesiog šiandien turėjau minutę laiko, tai aišku, jūs žinot, kaip aš bijau kalbėti. Mūsų rektorė žino, kad aš daug ruošiuosi ir labai pergyvenu, tai nepykit, jeigu paskaitysiu, kad to nepamirščiau, tiesiog tai iš viso širdies. Tai dizaino fakulteto pradžioje buvo numatytos tik kelios paskaitos tapybos pagrindams, nes didelėje grupėje buvo nepatogu dirbti. Atsiradus studijų ratams ir galimybei dirbti mažomis grupelėmis, mūsų Birutė pirmoji uždegė visus tapybą pareiškusi. Taip atsistojo ir sako, negaiškim čia mes laiko, aš turiu idėją, aš žinau, kad noriu turėti tapybos grupę ir kas norit su manim. Tai va buvo pati pirmoji pradžia. Prie jos vėliau prisijungė Gražina ir visi kiti. Nuostabu buvo stebėti procesą, kai visų tapančių akys blizgėjo, o ir darbai buvo vienas už kitą gražesni.
Jau nekalbant apie didįjį paveikslą, kurį nutapėte visi kartu, tą patį didįjį, kurį padovanojame senelių namams. Šiandien tikrai nuostabi diena, nes tai įrodymas, kad dirbame ne veltui. Todėl noriu palinkėti, nesustokit. Turbūt visiems mums menas yra grožis ir gyvenimas ir su menu būna ne tik gražesnis, bet ir daug malonesnis, ar ne taip? Tai va, o jeigu dar tai įtraukia, užburia ir pamiršti valandas ir tik tapai, ir tapai, ir tapai, ar atsitinka taip kam nors vakarais, kai sėdim. Taigi, didžiausios jums visiems sėkmės ir tikiuosi, kad šita paroda nebus paskutinė. Noriu jūs visus dovanoti. Jonas mūsų vyras vienintelis grupėje. Savo paveikslą sėdi. Ir dabar kas čia dar iš Mūsiškių. Birutė Varda. Ne, aš maišau jo. Gražinutė tai dar trūksta. Irma, šalia. Irma. Ir kažkas dar. Sakė, 10 turi būti. 11 turėjo būti, bet 2 kažkaip išsigandavo. Tai žodžiu, perdėti. Kodėl šiandien kalbės? Didelis noras buvo pabandyti tapyti, sako Ilona Bružaitė. Nėra? Tai prašom pristatyti savo paveikslus. Tokie kuklus, kai sakant, gyvenimą neturėjau kada, kažkada vaikystėje piešiau, kaip ir dažnai išnekėjo. O paskui, kaip sulauko to garbaus amžiaus, kažkas taip galvoju, kaip ir Birutė užvedė ant kelio, kas sakė į tą grupę ir kažkokia pradžia buvo, ką žinau, bet baltas medelis toksai vienišas tamsoje. Čia medelių laukas, ir ten tokie drugeliai ir gėlytės, kaip mano paveikslai, tokie švelnūs, nežinau, blyškus tokie, bet nežinau, tokia pradžia. Nepeikite savo darbų. Kol kas kaip išeina, žiūrėsim, kas būsis vėliau. Ilonos darbeliai labai kruopštūs, jinai turi tiek kantrybės, kad tiesiog belieka tik stebėtis, kokio kruopštumo jos darbai. Ir taip nuo pat pradžių. Ačiū. Gyvenimas pilnas iššūkių ir aš noriu kuo daugiau jų įveikti. Džiaugiuosi atradusi tapybą studijų rate, nes tai yra ne tik spalvų ir jų derinių ieškojimas, bet ir nuoširdus bendravimas. Laima Stiklienė. Čia aš. Noriu pasakyti, kad šitas gyvenimo etapas, labai atsiprašau, tai gyvenimo etapas yra mano ir anūkės toks vienis vadinasi. Tai ir spalvos, žinokite, šita jūra ir šitas medis ir mano suknelė rožinė pasidarė tada, kai mano gyvenimą atėjo mano anūkė. Dabar jau ir anūkas yra. Ir iš tikrųjų tai nebuvau aš tokia ryški niekada. Bet, dabar jau, kaip sako, gana tų pilkų spalvų ir tų juodų atspalvių iškeliavusiems tegul būna amžina ramybė, o mano gyvenimas dabar turi dažytis labai ryškiom spalvom. Tai va, tai man yra iššūkis, nes mokykloje tai aš pratrindavau skylės popieriuje ir taip piešdama, o dabar nepratrinu ir tikrai man visai patinka. Ir dar tikiuosi, kad labai dar nupiešiu kažką tai tikrai įdomaus. O dar parašiau, kad yra bendravimo džiaugsmas. Tai, mano gyvenimas susijęs visą laiką su bendravimu. Tai
Tai dabar noriu pasakyti, kad tai yra pats geriausias dalykas, kas gali vykti mūsų etape. Tai turime kuo pasidalinti, turime kuo pasidžiaugti, pasiguosti ir pasirodyti viena kitoms. Ir aš tikrai labai džiaugiuosi. Birutei dėkoju už pirmą įkvėpimą paveikslą ir Gražinai dėkoju už visas pamokėlės tokias ir už humorą. Ir mes ten labai gražiai visos gyvenam ir labai pajudėkite ir ateikite pas mus taip pat. Ačiū visiems labai. Tapydama mintimis nutolstu nuo realybės. Rinkdamasi spalvas, stebiu ir džiaugiuosi jų įvairovę ir grožiu. Gera fantazuoti. Ne, kas čia tai pasakė? Lilija Musteikienė. Nėra? Tai nors parodykite, draugės, kurie darbai Lilijos. Lilijos, va, pirmas paveikslas. Ne pirmą kartą. Transformeris, kaip jį Čia pavadino. šitas. Čia buvo plunksna labai graži, bet Čia paskui plunksna? nepatiko ir iš plunksnos pasidarė va čia toks. Jinai pavadino Transformeris. transformeriu. Gėlė. Nes buvo plunksna, ruda plunksna, o dabar užaugo Pirmą kartą jinai tapė, pirmą kartą iš vis atėjo. Tapyba man yra sielos tobulinimas ir meditacija. Sako vienintelis vyras moterų kūrybos grupėje Jonas Kavinskas. Nu ką aš galiu sakyti, nežinau, nes prastas kalbininkas, kaip sako. Nu, atėjau, aš seniai norėjau į tą trečią, kažkaip tai girdėjau, to visą laiką nebuvo tai darbai, tai išėjau pensiją, galvoju, nu jau čia jau. Ir vėl darbai susikroviau, bet jau ačiū Dievui, kad ant Birutę papuoliau. Ir kažkaip tai savo jaunystėje vis kitą atydavo ten portretus iš nuotraukučių. Na ir galvoju, senatvėje reikia prisiminti, žinot, šitą. Ir taip įsijaučiau. Ir labai gavosi toksai kuriozas, labai fainas. Atsimenu, pirmos pamokos buvo, laisva tema buvo. Ir tada berods buvo tavo paveikslas. Laisva tema. Kas norit ką pasirinkti, gamtos ar ką nors. Visi, nu, ten, kaip sakyti, davė pasirinkti, iš visokių, žurnalų, iš visko. Tiesiog buvo bendra koncepcija, ką mes tapysime ir paskui didįjį paveikslą. Pasižiūrėjau taip ir labai patiko man ir aš pasistengiau sakyti. Nu, antras paveikslas, tai čia jau sugalvojau šitą vasarą. Tokia džiaugsmo, kaip sakyti, šilumos, džiaugsmo, meilės, kaip sakyti, tą, kuris gyvenimas tęsiasi jisai. Ir man, aš kaip sakyti, man ta, aš atsisėdu, man tūkstančiai minčių ateina, tai iš karto iš fantazijos sudirba ir sugalvojau tokį, su vasaros vietoje. Nu, man kaip meditacija, aš jau kaip prisėdu, tai jau, kol nebaigiu, tol nesistoju tą. Bet tiek. Ačiū. Esu tapybos pradžiamokslė. Tapymo procesas, meditacija, o tapymas studijų rate puikiai bendrystė, sako Irena Bareišienė. Ar jo? Ir vyksta? Išbandyti save niekada nevėlu. Tapyba yra man ir terapija, sako mano mikrorajono gyventoja Danutė Armalaitė. Tiesiog gyvenimas gražus, bet jis pilnas išbandymų. Ir po tokių išbandymų teko duoti galvai poilsio, tada reikia jungti rankas.
Ir atėjo tas metas, kai pasirinkau dizaino fakultetą ir tiesiog teko atsidurti čia, kur dabar ir esu. Nu, sunki buvo pradžia, kadangi teptukas laikytas tikrai gal 5 ir 6 klasėje. O toliau čia tokiam spalvom aš įsivaizduoju visatą. Tos gėlės yra mano visatos spalvos. Ten kėdė po pačio artimiausio žmogaus netekties ir vadinasi išėjau. Tada čia yra šūšnė, kurioje sodyboje būdama minu dviračiu pirmyn atgal po 6 kilometrus ir relaksuojuosi. Ir ten priekį gėlės. Čia šiandien tik atnešta. Tai čia mano toks metas. Pakabinome. Jaučiuosi, kad palaipsniui tobulėjau, dėkinga esu Birutei ir Gražinai už pamokas. Ir tiesiog ačiū visiems už bendrystę. Aš nematau pavadušių. Daug metų dirbau visai nemenišką darbą, valstybės tarnautojas. Tačiau įvairi kūryba ir menas ėjo greta. Visada tuo domėjausi. Dabar galiu daugiau laiko skirti savo pomėgiams, atrasti ir išbandyti naujus. Birutė Zemplienė. Išties man labai smagu šiandien čia matyti, nes praktiškai čia visi pažįstami arba draugai ir iš tikrųjų taip smagu čia būti ir jaustis tokioje geroje atmosferoje. Dėl to man visiškai nebijau pristatyti savo tokius, sakykime, labai jau eksperimentinius 2 darbelius, kurie tokį turi mantrą pavadinimą, minčių labirintai, tai jie va čia yra. Tiesiog, kaip ir minėjau čia prisistatyme, man visada labai įdomu išbandyti kažką naujo, naują techniką, naują kūrybinį kažkokį metodą ar dar ką nors. Tai šitose darbeliuose yra be akrilo, yra dar naudota ši technika, tai akrilo markeriai, su kuriais galima uždėti smulkias detalės, kažką tai paryškinti ir, tiesiog išbandyti kitokią dar techniką. Tai manau, kad dar tęsiu tuos eksperimentus ir dar kažką sukursiu tokio alternatyvaus ir toliau tęsiu šitą pradėtą savo ciklą, kuris taip ir vadinasi, minčių labirintai. Labai noriu padėkoti visiems, kurie čia išreiškė padėką man, Gražinai ir kitiems, tie mūsų pirmojo mūsų to rato dalyviai. Mes iš tikrųjų ir visada turėjom labai gerą ir bendravimo laiką ir padarėm darbus, kurie tikrai mus visus nudžiugino. Suteikė tokio, pasitikėjimo, kad bet kada galima pabandyti, kad niekada nėra vėlu. Dėl to ir norėčiau pakviesti tuos, kurie dar neprisijungia prie mūsų dizaino fakulteto, prie mūsų studijų ratelių, kažką tai kurti. Nes kūrybinės idėjos ir kūrybinės mintis, tai yra tiesiog alternatyva mūsų kasdieniam rūpesčių mintim, kažkokiems kasdieniams darbams, nes kūryba tai yra tiesiog sielos atgaiva ir kviečiu prisijungti ir visus išbandyti, žinoti tikrai pasiseks. Dabar sakykit, dabar Gražinos visos jau prisistatė, visos? Tada norėjau būti. Aš tik pirmą kartą. Gerbiama profesorė, galėtumėte tarti žodį?
Galėsite jau tarti žodį? Čia vadinasi bendras betikslis aktyvumas. Arba kiaulystės dėsnis. Geriau skamba, bet kaip pats lyg ne prie pokalbio. Jeigu rimtai, aš klausiau jūsų, žiūrėjau jūsų darbus ir aš labai nuoširdžiai noriu padėkoti jums. Nes jūs pasidalinot tą šviesą, tuo džiaugsmu, tuo grožiu, kuris gyvena jumyse. Čia gyvena, bet jūs esate čia, čia jūsų darbai ir čia tas pasaulis, ir čia visai ne apie pabaigą kalba, ar ne? Tai yra raiška, tai yra kūryba ir aš dabar kalbu ir galvoju, yra visokių sociologinių teorijų. Ir vienas labai rimtas sociologas buvo per amžiaus tarpsnius surikiavęs mus ir apie tokius kaip mes sakė ir pasibaigė jau jų karjerą. Tada pasaulis pradėjo keistis ir tas pats mokslininkas labai rimtų veidų atsiprašė visų mūsų kartos ir sakė, ir tai yra išlaisvėjimo etapas. Ir aš matau čia tą išlaisvėjimą. Jūs leidote tam grožiui, tam gėriui, kuris jumyse, jūs jį atskleidėte. Tai tik laisvi žmonės gali pradėti piešti, jeigu piešia tik penktoj klasėje ir sukurti tokius nuostabius dalykus. Tai čia dėl to ir terapija, ir dar visokie dalykai, bet labiausiai jūsų pasaulyje. Ir skirtingi kokie, ne? Ir ta įvairovė, jinai iš kitos pusės jūs suvienyje, ne? Jūs kuriate. Esate laisvi žmonės ir tai, kas buvo jumyse, visokių valdiškų darbų, formalių, užspausta, uždaryta, dar kažkaip. Atsidarė, išlaisvėjo. Sėkmės jums kūrybinės, džiuginkit visus, džiaukitės ir nekalbėkit, kad ten kažkas darys. Tai prasideda. Sėkmės jums. Dėkoju jums už tai. Pradėjau tapyti, norėdama geriau pažinti save ir įminti mįslę. Kas yra menas? Tai vat menas turbūt ir yra mįslė. Apie save galiu šiek tiek pasakyti, kad per visą gyvenimą kažkaip kartu keliavo ir menas, daugiau keramikų, baigus valstybinį darbą pradėjau tapyti fraktalus ant senų lentų. Giminaičiai ir draugai parūpindavo man. Dabar tapau ant draugės. Ir džiaugiuosi. Idėja kyla iš visur, dabar labai daug informacijos yra. O šiaip tai esu ieškojime ir išbandau visas technikas. Čia, pavyzdžiui, kur medis yra su pasta jau daryta, su patys vadinasi, lietuviškai kaip ten. O čia lėgimai yra visi, o šitas pirmutinis paveiksliukas, tai ir mūsų parodėlė vadinasi siluetai. Čia moteris. Mes moteris esam gamtos dalis. Norim būti matomos, o norim ne. Tai šiandien mes visos matomos ir noriu, kad bendrautumėm, kartu tapytumėm ir ačiū labai, kad sudalyvavote. Dar noriu labai padėkoti